kuo daugiau žinių, kuo daugiau įrankių mes savanoriams suteiksim dar iki budėjimo pradžios, tuo jie irgi jausis tokie tvirtesni, saugesni, labiau pasitikinti savimi ir žinantis, kaip su įvairiom situacijom galimom susitvarkyti. Tai dėl to mokymai pas mus trunka 6 savaitės, tai nėra 1 ar 2 dienų mokymai, stengiame suteikti kuo daugiau žinių, kuo daugiau informacijos dar iki budėjimo. Na, o sekantis svarbus etapas yra, kaip minėjau, tos supervizijos susirinkimai, kuomet kiekvieną mėnesį komanda savanorių renkasi ir jie kartu aptaria įvairius atvejus, budėjimus, nutikimus kažkokius, analizuoja įvairias situacijas, aišku, išlaikydami konfidencialumą, pagarbą vaikam, bet tuo pačiu irgi pasistiprina, palaiko vienas kitą, gauna palaikymą iš koordinatorių. Jeigu būna ypatingos krizinės situacijos, kaip, pavyzdžiui, kartais vaikai miršta, prie kurių mūsų savanoriai budi. Būna ypatingi, galbūt kažkokie sudėtingi atvejai, kai kažkokios šeimos aplinkybės labai sudėtingos to vaiko, ar kažkokie trauminiai įvykiai, ar ne, ar kažkokios labai sudėtingos situacijos, tai tuomet į tas supervizijas, susirinkimus mes kviečiamės ir psichologus, kad jie pravestų tos atvejo aptarimus su savanoriais, kad jie gautų dar tokį, kompetentingesnį palaikymą.